Pamėginsime į trikampį įbrėžti apskritimą. Tam, kad tai padarytume, visų pirma mes paslėpsime ašis, jų šiuo metu nereikės. Spaudžiu dešinį klavišą ir pasirenku ašis. Ir algebros lauką taip pat uždarysiu, štai čia paspausdamas kryžiuką. Dabar, kai turiu baltą švarų lapą, renkuosi įrankį daugiakampis ir pasirenku bet kur 3 taškus. Kai baigiu rinktis taškus, vėl paspaudžiu ant pačio pirmo taško, tokiu būdu programa supranta, kad daugiakampis jau yra uždarytas. Ir jį nupiešia. Ko mums reikės norint įbrėžti apskritimą? Žinoma, kad reikės pusiaukampinių susikirtimo taško. Taip kad renkuosi įrankį pusiaukampinį. Norėčiau atkreipti, kad kiekvienas iš čia esančių įrankių šalia savęs turi trikampiuką. Tas trikampiukas lepia giminingus įrankius. Ir jeigu aš jį paspaudžiu, galiu surasti įrankį pusiaukampinį. Pasirinkus bet kokį įrankį, programa dešinėje viršuje rodo komentarus. Šiuo atveju jinai rašo, pasirinkite 3 taškus arba 2 tiesas. Pasirinksiu aš 2 atkarpas. Pasirinku atkarpą AC, pasirinkti reiškia tiesiog ant atkarpos paspausti. Ir pasirinku atkarpą CB. Ir štai aš turiu pusiaukampinę. Lygiai taip pat galiu sukurti ir antrąją pusiaukampinę. Ir dabar belieka štai čia pasidėti tašką. Tas taškas yra juodas, ne veltui, todėl kad jis yra priklausomos objektas. Jeigu pasižiūrėtume į algebros lauką, taškas atsiranda prie priklausomų objektų. Tai reiškia, kad jeigu mes ištrintume bet kurį iš taškų A, B arba C, taško D iš vis programoje nebeliktų. Taip, kad norėdami, jog objektas būtų nerodomas, pavyzdžiui, pusiaukampinė būtų nerodoma, turėtume ant jos spausti dešinį klavišą ir pasirinkti mygtuką rodyti objektą. Tokiu būdu objektas yra nerodomas ir algebros lauke prie jo rutuliukas tampa nebeparyškintas. Čia matom ir trikampio plotą, ir trikampio kraštinių ilgius ir visa kita. Bet prie algebros lauko panaudojimo sugrįšim vėliau. Ko mums dar reikia? Mums reikia statmenos tiesės, kuri eitų per tašką D ir būtų statmena trikampio pagrindui. Ir tuomet mums reikia trikampio. Atkreipkite dėmesį, kad taško neprivalau sukurti tašką, galiu sukurti tuo metu, kai brėžiu trikampį. Jeigu sėkmingai sukūriau tašką, kaip jau minėjau, jisai turi būti juodas, todėl kad jis yra priklausomas objektas. Ir štai mes turime apskritimą, kuris yra įbrėžtas į trikampį.